Gyvenime tikrai labai trūksta meilės. Ir meilė yra tai, kas gyvenimą daro prasmingu. Tačiau kaip mes galime mylėti kitus? Kaip mes galime mylėti kitus? Ir todėl, kad tie kiti mūsų nemyli, mes irgi jaučiamės nuskriausti. Šiandien mes ir toliau kalbėsime apie tai, kaip antgamtinė Dievo meilė per mus pasiekia kitus žmones ir per kitus žmones pasiekia mus, ta prasme, atsakydama į mūsų poreikius tokiu būdu. Tačiau žmogus negali duoti tai, ko nėra gavęs. Duoti meilę mes galime ne kaip informaciją, o kaip tikrą meilę, tiek kiek tos tikros meilės esame priėmę iš meilės šaltinio iš Dievo. Norėdami gyventi meilėje, norėdami išmokti meilės, mes privalome kreipti ją dėmesį. Savaime kažkaip jinai neatsitinka. Ir nors gimus iš naujo Dievas, kuris yra meilė, išliejo savo meilę į mūsų dvasią, mes nesame gryna dvasia, mes esame dvasia, siela ir kūnas, tiesa. Tai vat nuo to, ar tavo siela kreips dėmesį į tai, kas yra tavo dvasioje, į ten esančią meilę, tiek ta Dievo meilė galės iš dvasios pasiekti tavo sielą ir tavo kūną ir po to kitus žmones. Tam, kad Dievo meilė, kurią Dievas jau tau dovanojo, kad ji realiai darytų, kaip sakant, tą nuostabų darbą, kurį ji viena gali atlikti tavo gyvenime, tu turi kreipti ją dėmesį. Tai yra, tu turi kreipti tyčia, sąmoningai dėmesį į tai, kaip Dievas myli tave. Čia yra pradžių pradžia. Tokiu būdu tu pradėsi patirti ir priimti tavo dvasioje jau esančią Dievo meilę. Mes esame pašaukti gyventi iš pilnatvės. Iš pilnatvės. Tu pats turi, kaip sakant, valgyti Dievo meilę ir gerumą savo pačiam. Tu turi patirti, koks tu Dievui esi brangus, kaip Dievas tave myli, kad tu Dievui patinki, kad Dievui gera su tavim. Dievas nori tavęs, Dievas nori būti su tavim. Dievas, tavo vertė yra tokia didelė, kad jis nori būti su tavim amžinybėj. Tu turi tai išgyventi, tai turi būti tavo, kaip sakant, kasdieninė patirtis. Tokiu būdu tu tapsi pilnas Dievo meilės savo. Ir tada iš pilnatvės lengvai galėsi dalinti ją kitiems. Pats gaudamas iš jo gyvybę, iš jo meilės tau, tu gebėsi atspindėti Dievą žmonėms, net kai yra opozicija, net kai tavęs nekenčia, net kai tave persekioja. Nes kol santykiai yra geri, kol viskas yra kaip ir normaliai, tai nėra problema būti maloniems, geriems, ten pakantiems, bet kai žmonės atsisuka prieš tave, kai kaltina tave nebūtais dalykais, kai nekenčia tave tiesiog be priežasties, va tada pamėgink demonstruoti meilę. Jono 3:11, Jėzaus pokalbis su Nikodemu. Nikodemas ne šiaip buvo, kaip sakant, pašalietis, jis buvo įstatymo žinovas ir kai Jėzus jam pasakė, kad tau reikia gimti iš naujo, nors tu puikiai žinai įstatymą, tu puikiai žinai raštą, nors tu esi sąžiningas ir taip toliau, tau privaloma gimti iš naujo. Ir Nikodemas nesupranta, ką reiškia gimti iš naujo, sako, ką aš turiu atgal, įeiti mamos įsčias ir vėl gimti, kaip suprasti. Ir taigi Jėzus jam aiškina, iš tiesų sakau tau. Ir tikriausiai mes visi jau žinome, kad jeigu Jėzus sako iš tiesų, tai yra dalykai, kuriuos jis tikrai nori atkreipti dėmesį. Nors viskas, ką jis kalba, be abejo yra tiesa. Bet ši tiesa yra labai svarbi. Taigi, iš tiesų sakau tau, mes kalbame, ką žinome, ką pažįstame ir liudijame apie tai, ką esame matę, o jūs nepriimate mūsų liudijimo. Na ir žiūrėkite, Jėzus apie tai ir kalba. Sako, mes jums kalbame tai, kas mums yra realybė, kas mums yra realu, tai, ką mes matėme, tai, apie ką galime paliudyti. Jėzus sako, aš turiu tokius santykius su tėvu, kuriais noriu pasidalinti. Tai yra realybė, aš apie juos liudiju. Tačiau tu negali priimti mano liudijimą, to, kas man realu. Ir žinote, Dievo meilė yra tokia tema, kuria pakankamai sunku kalbėti. Kokio krikščionio, kokio tikinčio žmogaus paklaustum, ar Dievas yra geras, Dievas yra meilė, Dievas mane myli, aš žinau. Ir nuo sekmadienio mokyklos laikų, nuo Biblijos mokyklos laikų, visi žino tas rašto vietas, visi cituoja, ir vaikučiai yra išmokyti eilėraštukų, koks Dievas yra geras ir dainelių ir taip toliau.
Ir žmonės sako, taip, Dievas yra geras, Dievas mane myli, bet kita vertus, kas nors atsitiko ir tas pats žmogus sako, vat kokia yra Dievo valia. Dievas davė, Dievas pasiėmė. Šitas žmogus mirė, nes Dievui jo prireikė. Ta prasme, Dievas leido šitam žmogui mirti, kai jam ten 40 metų. Jeigu tikinti žmogus sako, taip, Dievas geras, Dievas yra meilė, dėkoju Dievui ten kiekvieną dieną ir kita vertus jis galvoja, kad tai Dievo valia yra, kad jis gyvena tiek mažai uždirbdamas visą gyvenimą. Vos kažkaip suduria galą su galu. Jis sako, kad Dievas norėtų išgydytų, bet kaip neišgyja, taip neišgyja. Tai žinot, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tokio žmogaus Dievo meilės ir Dievo gerumo supratimas yra kažkoks labai, kai balta ir juoda yra permaišyta. Jeigu, sakysime, aš būčiau tas žmogus, kuris suorganizavo kokias nors ten skerdynės, kokį nors karą. Ir mirė daugybė nekaltų žmonių. Ir kaltų, ir nekaltų. Jeigu aš būčiau tas, kuris leido, kad vėžys nusineštų tėvų vaikus ir liko vaikai vieni. Ir visokie kitokie panašus dalykai. Ir jūs sakytumėte, taip, Andrius, toks geras žmogus, toks mylintis, toks šiltas. Suprantat, čia yra nesąmonė. Jūs bijotumėt manęs. Net jeigu kažkaip jūs priklausytumėt nuo manęs, būtų kažkokie ten santykiai, dėl kurių jūs nuo manęs priklausite, jūs viduj manęs bijotumėte, jūs gūžtumėtės nuo manęs, suprantate? Nes ką gali žinoti? Gal mano gerumas taps kažkam vėžiu, mirtimi, tragedija, nelaime. Argi tai yra gerumas? Matot, kas yra? Meilė nedaro bloga artimui. Meilės apibrėžime tai yra parašyta, meilė nedaro bloga artimui. Ar vėžys yra bloga, ar karas yra bloga, ar tragedijos yra bloga, ar uraganai yra bloga, ar skurdas yra bloga. Taip, tai yra bloga žmogui. Meilė nedaro bloga. Meilė nedaro bloga artimui. Vadinasi, jeigu Dievas yra meilė, jis negali daryti tų dalykų. Tai nėra jo meilė. Jeigu tu esi tas asmuo, kuris ten sudeginai kažkieno namą, sugriovai verslą, ta prasme, palikai žmogų ant gatvės, nužudėjai porą jo ten artimųjų ir jis vis tiek su tavim bendrauja, tai žinai, jis bendrauja su tavim kaip su mafijos bosu, iš baimės. Iš baimės, kad tu ir jo nenudėtum, arba turėdamas kažkokiu kėslu galbūt atkeršti tau kažkaip. Bet tikrai ne iš meilės, tikrai nenuoširdžiai ir tikrai jis negali tavęs mylėti. Jis paprasčiausiai tavęs bijo. Aš kalbu, kokie dažną kartą yra mūsų santykiai su Dievu, kai mes manome, kad visas tas blogis, kuris tikrai žaloja žmonių gyvenimus, ateina iš mylinčio Dievo rankelių. Taip, mes su juo bendraujam, bet mes viduje bijom. Suprantate, kai viduje bijai, nepasitiki ir taip, laikai saugų atstumą nuo kažkokio asmens, nėra nuoširdaus bendravimo. Jo ir negali būti. Nes nuoširdaus tikro bendravimo pagrindas yra pasitikėjimas. Tai kol mes priimame tokį Dievo paveikslą, kad tas Dievas, kuris myli, gali ir užmušti, ir siųsti ligą ir taip toliau sunaikinti, mes negalime su juo atvira širdim bendrauti. Tai yra, mes negalime atvira širdim priimti to, ką jis mums nori duoti. Tokie supratimai apie Dievą patiems žmonėms nežinant uždaro jų širdį, kad jie nepriimtų į savo gyvenimą to, ką Dievas jiems turi. Jeigu tu negali priimti iš Dievo besąlyginės meilės, kadangi tu galvoji, kad jis, kaip sakant, viena ranka duoda, kitą atima, ir tu turi saugoti save, tu turi išlaikyti saugų atstumą, turi saugoti savo širdį ir tai yra normalu. Tai lygiai taip pat tu elgiesi su kitais žmonėms. Tu negali jiems duoti besąlyginės meilės, nes pats nesi jos priėmęs. Tu visada išlaikai saugų atstumą, tavo nuomonė saugų atstumą su žmonėm, tu niekada negali su jais suartėti. Tu nemoki atverti savo širdies dėl suprantamų priežasčių ir žmonės negali patirti iš tavęs tos Dievo meilės. Ir savaime suprantama, kad toks bendravimas nėra tinkamas Dievo širdies reprezentavimas šitam pasauliui. Parodimas pasauliui to, koks Dievas yra, įmanomas tik tai tiek, kiek tu pats tą Dievą pažįsti. Tik tai tiek. Tai reikalauja ne teorijos, tai reikalauja asmeninės patirties. Aš žinau, koks Dievas man yra geras. Vat kiek žinai, tiek tu gali kitiems ir parodyti. Kaip mąsto tikintis tokie normalūs krikščionys. Jie žino, kad reikia būti geru, reikia daryti taip, kaip dievulis nori, kad jis tau būtų geras. Nesimeldžiau 3 diena, neskaičiau rašto, tai ar Dievas gali man siųsti pagalbą? Negali. Kodėl? Nesielgiu taip, kaip Dievas sako, ir viskas.
ir užsisuko kranelis Dievo malonės man. Tai yra toks nematomas santykis tarp Dievo ir žmogaus. Jo negalima matyti, tiesa. Bet tai atsispindi iš to žmogaus bendravimo su kitais. Kitų žmonių atžvilgių tas žmogus elgiasi lygiai taip pat. Jeigu žmonės nesielgia taip, kaip reikia, jeigu jie netitinka kažkokių ten mano reikalavimų, kažkokių tai sąlygų, tai ir viso gero. Ir užsisuko mano meilės ir gerumo ir atlaidumo kranelis. Darysi taip, kaip reikia, tai aš ir būsiu tau geras. Ir viskas. Žmogus dalija tai, ką turi. Jis negali duoti, ko neturi. Patarlių 23:7. Kaip žmogus galvoja savo širdie, toks jis ir yra. Tai yra dvasinis dėsnis. Nieks iš mūsų jo negali pakeisti. Galima jį ignoruoti, apsivesti, kad jo nėra, bet jis vis tiek veikia. Tu kaip teisėjas įvertini, nutari, pamatuoji ir supranti, su vienu elgsiuos taip, su kitu elgsiuos taip, su trečiu kitaip, nes vienas yra tiek vertas, kitas yra tiek vertas, anas vertas dar kažkiek, nes tu žmonėms duodi tai, ko jie yra verti. Nes tavo nuomonė, Dievas su tavim elgiasi taip pat. Jeigu vertas, laimina, nevertas, sėdėk musę kandęs. Ir iš karto pasakysiu, jeigu kas nors dar nesupratote, kad tai nėra Evangelija. Evangelija yra Dievo malonė ir gerumas mums visiškai nevertiems. Dievas mums atleido, nors nei vienas iš mūsų nesame verti jo atleidimo. Nei vienas nesame verti. Bet daugelis tikinčių žmonių tokios Evangelijos nepažįsta. Jie negeba priimti Dievo dovanos, nes nėra verti. Ir kitiems negeba duoti savo meilės, gerumo, atlaidumo, dėmesio, kol tie žmonės nėra verti, netitinka kažkokių jų vidinių kriterijų. Buvau pakviestas į tokį seminarą ir kalbėjau tą patį, ką dabar jums kalbu apie Dievo meilę, kokia ta Dievo meilė yra. Ir kad tiek, kiek mes iš tikrųjų patiriame ir pažįstame Dievo meilę, tiek tai atsispindi mūsų elgesyje. Labai nepatiko pastoriui mane pakvietusiam mano žinia. Labai nepatiko. Ir po pirmos dalies jisai vedė šlovinimą. Ir iššlovinimo metu mane keikė. Jis kalbėjo tai, ką galvoja apie mane, kad čia yra paklydimas, kad čia yra Evangelijos iškraipymas. Ir kadangi konferencijos metu tos įrašinėjo mokymus ir po to žmonės jos pirko. Tai pastorius padarė taip, nors kasetės buvo įrašytos ir žmonės sumokėjo pinigus už jas, jis jiems jų nepardavė. Ir po to mes dar kokią savaitę ten aš bandžiau su juo aiškintis, kalbėtis, bet labai nevykusiai tie pokalbiai vyko. Bet kartą buvo taip, jisai, kadangi jisai rašė ir giesmes, ir jis vieną giesmę tokią parašė. Aš atleisiu tau, net jeigu tu neatsiprašai, nes mano meilė yra tau besąlyginė. Aišku, ta giesmė buvo apie Dievo meilę, besąlyginė Dievo meilė žmonėms. Sakau, ir tu galvoji, kad Dievas mums atleidžia, net jeigu mes nesame verti. Tai aišku, sako, taigi toks Dievas yra. Ir kad Dievas mums atleidžia, net jeigu mes nesiprašome. Taip, jis sako, be abejo. Tai aš noriu pasitikslinti, tai čia tokia Dievo meilė yra ir mes taip turėtume mylėti kitus žmonės. Jis sako, be abejo. Tada aš jo paklausiau, o kaip tu elgiesi su manim? Na, žinot, mūsų pokalbis pasibaigė tuo, kad jis eilinį kartą įniršo. Taigi pirmiausia, tiesa apie Dievo meilę turi paliesti mus, išgydyti mus. Tada širdis atsidaro ir priima tai, ką Dievas mums turi. Be šitos pradžios nėra nieko toliau. Visi žino pirmą laišką Korintiečiams, 13 skyrių, garsųjį himną meiliai arba meilės apibūdinimą. Tačiau aš noriu, kad mes dabar kartu perskaitytume šitą ištrauką šventojo rašto ir pažiūrėtume į ją tokiu kampu. Žiūrėkite, čia yra apibūdinta meilė. Taip, meilės savybės, kaip ta meilė atrodo. Be abejo, meilė kažkaip taip panašiai pasireiškia žmonių santykiuose, bet visų pirma, Dievas yra toks tau. Taip atrodo Dievo meilė tau. Mes dabar kartu paskaitysime ir aš noriu, kad jūs žiūrėtumėte į šitą rašto vietą būtent tokiu kampu. Tai yra, kaip Dievas su jumis elgiasi. Dievas, kuris yra meilė, kaip elgiasi su tavim. Kaip elgiasi su tavim. Kad tu suprastum, ta prasme, ko iš Dievo tikėtis. Taigi, meilės apibūdinimas prasideda to, kad meilė yra kantri ir maloni. Maloni. Maloninga. Žiūrėk, vadinasi, Dievas, kuris meilė,
Jis yra tau kantrus. Tu galvoji, Dieve, kas aš per žmogus, aš visą gyvenimą neišlipu iš to ir ano, ir tą padariau ne taip, ir tą, ir vėl, ir vėl, ir vėl. Aš savęs pakęsti negaliu, Dieve, Dieve, kaipgi tu į mane žiūri. Dievas tau yra kantrus. Todėl, kad meilė yra kantri, o meilė yra Dievas. Dievas visada, kiekvieną situaciją, tau yra kantrus. Ar turi tokią prieškimą apie Dievą? Kad Dievas tau asmeniškai yra kantrus, supranti? Dievas tave pakenčia ramiai kiekvieną dieną. Jo kantrybė tau nesibaigia. Štai koks yra tavo Dievas. Ar tu tokį Dievą pažįsti? Žinai, Dievas tau yra malonus. Aišku, aš negaliu būti užtikrintas, kaip kiekvienas tą žodį suprantat, kas kiekvienam yra malonu ir malonus žmogus, bet aš manau, tai reiškia, kad jis tau yra geras, jis tau yra atviras, nepykstant tave, supranti? Jis tau yra malonus. Malonus. Ar tu pažįsti Dievą, kuris tau asmeniškai yra malonus, geras ir malonus tavo atžvilgiu? Visada. Visada. Kadangi tenka bendrauti su daugybė tikinčių žmonių, praktiškai dominuojanti dalis krikščionių galvoja, kad Dievo kantrybė yra neamžina. Vaikeli, yra ribos. Yra ribos. Ir aš tas ribas dažnai peržengiu. Pasibaigia visa Dievo meilė ir visas Dievo gerumas. Klausimas, ar tai atitinka Dievo žodį, kuris apibūdina mums, koks yra Dievas? Kad Dievas tau visada kantrus ir visada tau yra geras ir malonus. Ir žiūrėkite, kadangi mes kalbame, mūsų tema yra, kaip Dievo meilė per mus pasiekia kitus žmonės, tai yra per mūsų elgesį be abejo, per mūsų nuostatas. Tai kaip mes galime būti kitiems kantrus? Tik tai tiek mes esame kitiems kantrus, kiek esame priėmę kantrybę iš Dievo savo atžvilgiu, suprantat? Kiek mes pažįstam Dievą, kuris yra mums kantrus. Tiek mes gebame pakęsti kitus, kurie yra tokie netobuli ir pastoviai kažką daro ne taip. Tiek tyčia, tiek netyčia. Kiek mes galime būti malonūs žmonėms, malonūs ir geri. Tiek, kiek patirime Dievą esant mums patiems gerą ir malonų. Ką gavome, tą ir duodame. Žiūrėkit, kai mes kažką padarom ne taip, o mes dažnai kažką padarom ne taip, sakysime Dievo atžvilgiu. Ar Dievas mums keršyje? Ach, tu man taip, na ir aš tau taip. Argi Dievas per Jėzų Kristų taip su mumis elgiasi? Tikrai nesielgia. Tai kiek mes pažįstame Dievą, kuris mums nesikeršyje ir neatlygina tuo pačiu, tiek mes ir kitiems turime jėgų nesikeršyti ir neatlyginti tuo pačiu, bet atleisti. Bet kol mes galvojam, kad mūsų santykiai su Dievu yra, žinote, šachmatų toks žaidimas. Tu vieną žingsnį, Dievas vieną žingsnį, viską reikia pragalvoti. Gink Dieve, ne taip padarysi, ne taip pasielgsi, viskas tau, pralaimėsi savo gyvenimo partiją. Kol mes taip galvojam, kol mes tokius santykius su Dievu turim ir jie yra mūsų vaizduotė, iš to, kokį mes Dievą pažįstam. Lygiai taip pat elgiamės su kitais žmonėmis. Viską reikia pragalvoti priekį, visus scenarius. Jeigu jis padarys taip, aš padarysiu taip. Jeigu jis padarys kitaip, aš padarysiu kitaip. Aha, kokie čia pas mane rezervai, kokie čia pas mane atsargos, kaip čia reikės pasielgti šitoj situacijoje. Jeigu šitą neišdegs, suprantate? Tada visas gyvenimas yra toks scenarijų planavimas, kad būtum pasiruošęs visiems įvykiams į priekį. Nežinau, suvokia ar ne, bet Dievas tau yra buvęs daug malonesnis ir geresnis ir atlaidesnis negu bet koks žmogus, kurį tau teko pažinti šitam gyvenime. Negu bet koks žmogus. Ir žinot, kai susirinkimų metu kviečiu žmonės šventosios dvasios krikštui, priimti krikštą šventąja dvasia, aš bandau jiems pasakyti ir noriu, kad jie suprastų, kad Dievas laukia šitos valandos, suprantat? Dievas yra tas, kuris labai nori krikštyti tave šventąja dvasia. Dievas yra tas, kuris labai nori, kad tu gebėtum gyventi jo dovanose. Dievas yra tas, kuris nori, kada tu pagaliau drįsi patikėti, kada tu būsi pasiruošęs priimti, kada. O žmonės galvoja, jeigu aš dar rūkau, aš nevertas, ta prasme. Jeigu aš toks esu anoks ir šioks ir toks, jeigu mano gyvenime veikia ten kažkokie prakeikimai, aš nevertas. Aišku, kad tu nesivertas, bet dėl Kristaus. Supranti, Dievas dėl Kristaus to viską duoda, ne dėl tavęs.
Dievas žiūri į tai, ką padarė Kristus dėl tavęs. Ir Dievo akise tu esi vertas visos Dievo pilnatvės dabar. Dievas yra pasiruošęs atverti tau visus palaiminimus tiesiog dabar. Dievas nuo tavęs nieko nesulaiko tiesiog dabar. Net jeigu tu rūkai, net jeigu tu kartais nusikeikiai, net jeigu tu pramiegi maldos laiką, nors nutari keltis ten 7 valandą ir melstis. Todėl, kad Dievas tave laimina dėl sūnaus, dėl Kristaus. O tu galvoji, kad tu turi atitikti. Tu turi būti pakankamai geras, šventas, ištobulintas, išdresiruotas, kad galėtum priimti Dievo malonę savo. Blogai. Kūniškas mąstymas, kuris veda į mirtį. Kūniškas mąstymas, kuris atkerta tave nuo visų Dievo palaiminimų. Kadangi jo pagrindas esi tu pats. Jeigu aš viską darau gerai, jeigu aš esu toks labai pasiruošęs, čia visas toks kaip reikalas, tai Dievas ir duos ir aš tada galėsiu ir turėsiu. Ne. Todėl, kad centras yra Jėzus Kristus. Tau Dievas viską duoda tiesiog dabar. Dėl Kristaus. Nors tu šiandien turi dar daugybę minusų. Iš tiesų, žinote, Dievas dešimtmečius laukia mūsų. Kol mes atsisuksim į jį, kol mes, kaip sakant, išmesim tą šiukšlyną iš savo galvos, atnaujinsim protą ir leisim jo mintims nukreipti mus. Dievas laukia. Ir nepasipiktina mumis, kai mes patys savim pasipiktinam. Štai kokia yra Dievo meilė tau, štai koks Dievas tau yra. Ir kol tu neleidi savo matyti tokio Dievo, kol neleidi Dievo kantrybei būti tavo gyvenime kiekvieną dieną, nepriklausomai nuo tavo kvailumo, bukumo, silpnumo ir taip toliau, kol tu neleidi Dievo gerumui ir meiliai pasiekti tave va tokį, koks esi dabar, nepasiruošusi, amžinai su minusais, amžinai kreivą šleivą. Supranti? Kol tu neleidi tų dalykų savo priimti tai, ką duoda tau kantraus, mylinčio ir gero Dievo rankos, tu negali taip elgtis su kitais žmonėmis, nes neturi iš ko. Bet kaip patys suprantate, tai nėra tipiškas krikščionių gyvenimas ir elgesys tiesa. Daugybė iš mūsų laiko save tais tokiais žmonėmis prie vairo, kontroliuojantį asmenybę, A-tipas, dominuojantis. Aš esu toks žmogus, mano toks charakteris. Aš viską paimsiu savo rankas, aš jiems gyventi, aš juos pamokysiu gyventi. Patys tvarkos nepasidaro gyvenimą, tai aš jų gyvenimą sutvarkysiu. Kai aš ateinu, viskas susitvarko, viskas pradeda veikti. Ir tu net negalvoji, kad tau reikia keistis. Tu galvoji, kad tavo stiprioji pusė. Bet žinai, pažiūrėk, jeigu Dievas taip su tavimi elgtųsi. Tas mulkis kvailys nevykėlis amžinas. Aš jį priversiu. Neklausys, mesiu lauk iš savo namų. Argi Dievas taip su tavimi elgiasi? Nesielgia. O tu taip elgiesi ir galvoji, kad tai yra tavo prigimtinės savybės. Tai yra blogos savybės. Tai yra savybės žmogaus, kuris nepažįsta Dievo. Kuris nepažįsta Dievo ir tvarko savo gyvenimą ir kitų žmonių gyvenimus, taip kaip jam atrodo geriau. Deja, pažiūrėjusi daugelį mūsų lyderių, net neįtartum, kad Dievas yra kantrus. Kad Dievas yra malonus. Kad Dievas yra geras. Net neįtartum. Kadangi jie taip nesielgia, bet jie taip nesielgia todėl, kad jie patys tokio Dievo nepažįsta ir savo, tokios, kaip sakant, manipulacijų, jėgos, prievartos naudojimo nelaiko blogų dalykų. Jie galvoja, kad taip, tai yra įrankiai, su kuriais aš čia padarysiu tvarką bažnyčiai. Ir po to šventoji dvasia, kad veiks. Ir žinot, tokie vadovai, tokie lyderiai, nebūtinai bažnyčios vadovai, gal šiaip dominuojantys žmonės, kurie tvarko visų, kitų gyvenimus, yra tokie problemų vadinami sprendėjai. Labai dažnai jie man primena tą žmogų iš patarlės, iš palyginimo Evangelijoje, kuriam buvo atleista didžiulė skola, ten milijardai, o jis, kaip sakant, priėmęs skolos atleidimą, sutinka draugą, kuris jam skolingas ten, 1000 kartų mažiau ir smaugia jį ir meta į kalėjimą. Ir ką rodo šitas palyginimas, kad Dievas, tas šeimininkas, jis atleidžia skolą. Jis pasigaili, jis mato, kad žmogus negali susimokėti ir jis atleidžia didžiulę skolą. Bet tai nereiškia, kad tas žmogus priima Dievo gerumą savo, suprantat, jis jau pasinaudoja, aš išsisukau iš situacijos, bet su kitais taip nesielgia. Ir toks žmogus yra kaltas. Dievas mums duoda atleidimą tam, kad mes kitiems turėtume iš ko atleisti.
Dievas mums duoda savo malonę, meilę tam, kad mes kitiems turėtume iš ko būti malonus ir geri. Ir kai žmonės taip elgiasi, kuriems tiek daug atleista, kurie, kaip sakant, pažino, patyrė Dievo atleidimo, kitiems yra neatlaidus, nemalonus, nedovanojantis, nekantrus, tai reiškia, arba pas tą žmogų yra tokia kieta širdis, kad jis nesugebėjo suprasti, koks geras ir maloningas Dievas yra jo atžvilgiu ir leidžia savo būti toliau beširdžių kitų žmonių atžvilgiu, arba jis yra tobulas veidmainis. Jis pasinaudojo Dievo gerumu, Dievo malonę, kaip sakant, trumpam laikui, o kitus daužo. Tai reiškia, kad nei vienu, nei kitu atveju žmogus nepažino Dievo ir negali parodyti Dievo kitiems. Skaitome toliau, meilė nepavydi, nesididžiuoja ir nesipuikuoja. Tai reiškia, jeigu tave, kaip sakant, naktimis graužia pavydas dėl to, kad kitiems sekasi geriau negu tau. Ten, ar krikščionims, ar nekrikščionims, kiti ten geriau gyvena, kiti turi tai, ko tu neturi ir taip toliau. Tai va tie visi jausmai, visą tai, ką tu išgyveni, nėra iš tavo dvasios, nes dvasioje yra Dievo dvasia, kuri yra meilė. Pavydas yra kūno darbas. Kai tu pradedi kažkam kažko pavydėti, įsijungia ta programa, kuri nepažįsta Dievo. Meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Iš tikrųjų, tai yra žodžiai, kurie reiškia, kad meilė nėra susikoncentravusi pati save. Suprantat? Meilės centras nėra ji pati. Todėl ji nei didžiuojasi, nei išpuiksta. Dievo tavo atžvilgiu nesididžiuoja, kad jis už tave yra geresnis, šventesnis, stipresnis, ta prasme. Dievas neturi tokių minčių. Todėl, kad Dievas yra meilė, o meilė nesididžiuoja. Nors šiaip jau turėtų kuo. Bet kadangi Dievas, kuris yra meilė, nėra egocentriškas, jo centras yra meilės objektas, šiuo atveju esi tu. Tai jis prieš tave nesipuikuoja, supranti? Nesinaudoja, kaip sakant, savo pranašumais. Ir vėl pasakysiu, kad žmonės skaito šitą rašto vietą ir sako, vat aš negaliu didžiuotis, aš turiu mylėti, aš negaliu didžiuotis, aš negaliu tam puikuotis, aš turiu būti kantrus. Bet kaip jau sakiau, pasikartosiu, mes galime duoti kitiems tik tai, ką mes esame priėmę, ką gavome. Ir jeigu tu nepatiri Dievo savo atžvilgiu, kuris tau yra kantrus, kuris nesididžiuoja, kuriame nėra jokio pavydo, tai tu negali tų dalykų, vien dėl to, kad parašyta, išspausti iš savęs kitų žmonių atžvilgių. Dievas, jam nereikia savireklamos. Jis nesipuikuoja savimi. Žiūrėkite, jeigu kuris nors iš mūsų, jeigu tu sakysim, būtum Dievas, ir taip mylėtum žmonės, kad po to, kas įvyko po kritimo, norėtum atpirkti juos ir dėl to reikėtų tau gimti žemę. Ir tu gimtum į žemę, aš nežinau, ar tu gimtum kažkur ten, kažkaip pašiūriai, visiškai nereikšmingai, kad tave turėtų sveikinti tik kažkokie piemenys, kurie, kaip sakant, yra viena iš mažiausiai apmokamų socialinių grupių tuo meto Izraelyje. Argi tai būtų? Nes tu atėjai daryti nepaprastai svarbų ir gerą darbą. Tu atėjai atpirkti žmonių. Žiūrėkite, Dievui pasirodo tie dalykai yra visiškai nesvarbu. Visiškai nesvarbu. Dievas galėjo suorganizuoti taip, kad jo sūnus gims ten tarp labiausiai žymių ir įtakingų žmonių, kad jis taps pačiu kažkokiu ten multimilijonieriumi ar dar kažkuo, kurio yra šeima kažkokia super įtakinga, visiems gerai žinoma ir taip toliau ir taip toliau. Dievui pasirodo to visiškai nereikėjo, jam tai nebuvo svarbu. Meilė nesididžiuoja. Dievas myli žmonės ir santykėje su žmonėmis nepabrėžia savo pranašumo. Suprantat, koks yra mūsų Dievas? Ir taip Dievas su tavimi elgiasi.